Du poetus, Tautvydą Miškevičiūtę ir Gintarą Patarą. Darosi tradicija, kad jie pas mus visą laiką kažkaip pas mus ir tų tradicijų nekeičia. Ir norėčiau, kad mes visi kartu pakviestumėm juos, kad jie šiandien pristatytų savo naują knygą. Prašom. Man atrodo, kad vienas gėrimas tik tai vyno, kaip dažnai vyksta mums, nėra toks įdomus ir laikas nuo laiko, kada būna sušaukiami tokie, pavadinkim, draugų rateliai, vis tiek, kažkaip geriau. Gal mes ir neprisigersim šiandien, nes šis labai kuklius, bet už tai pabendrausim gražiai. Tiesiog ir bus mūsų savotiška ataskaita, kaip mes lankomės irgi po parodas, po koncertus ir dabar po vernisažus, teatrus. Ir mūsų toks dabar poetinis, sakysim, variantas yra įkūnytas šitoje kuklioje, žalioje knygoje. Jos kelias buvo, labai įdomus to, kad, tai reiškia, sponsorius prašo nesakyti savo pavardės. Nežinau kodėl, bet tai tegul ir išliks paslaptis ir atsirado, beleidžiant knygą dar kitas sponsorius. Tai jeigu kuo daugiau sponsorių, tai to menininkui geriau gyventi. Va, ir vienu žodžiu, taip atsirado šita knyga, bet knyga dviejų knyga, mano ir Tautvydos. Tokios, man atrodo, knygos nelabai buvo, šeimyninės knygos. Pavyzdžiui, Homeras su Homerienė nėra girdėta, kad išleistų. Yra Lietuvoje keletas porų poetiškų grinai, tai sakysim, Juozas Macevičius ir Ramutė Girpontaitė, paskui yra Arvydas Lapukas ir Violeta Šoblinskaitė, nors Arvydas nėra grynas poetas. Ir Bložė su Miliauskaitė yra. Tai čia mes tada, kaip ir metėm pirštinę, pažiūrėsim, kas mums ją atmes atgal. Ji labai nori kalbėti, aš žiūriu, tai aš galėsiu. Ne, jis mane paliko skaityti, kadangi jisai pasakė labai poetišką įžangą, kuri visiems labai patiko ir visi labai linksmai nusiteikė. Tai man belieka jūs truputėlį nuvesti toliau kitapus Baltijos. Nueiti noriu ten, kur plakas. Nueiti noriu ten, kur plakas, dygliuotos tartum ešeriai, į krantą jachtos klausdamos pelekus, prakvipusios salos drėgmė sūriai. Beje, tenai yra korespondencijos dėžutė ir pašto ženklas vergė ten bus. Manau, kad jis neleis visai pražūti ir mano antrininkai leis stebėti, kaip rambus, kitapus jūros laiškininkas krepšį laiko ir mano pasiekė namus. Turiu čia jūrą laiko, tik debesis čia vėjas neramus, per dangų gena įvairiausios formos. Gali spėlioti, kas už debesų, už šios tvirtovės sienos driekia spermos,
O aš dar kambarėlį tebesu, belaukdama susitikimo su kitais kūrėjais, kaip jie gyvena, sužinoti įdomu, vėl pasisuko vėtrungė, jau keičias vėjas, kadagi jie ateis, jau nerimauti mū, vėl grindinį taisyt motorą, paleido darbininkai, dar vieną mentol, paskui nunešiu savo pilvą storą pietaut, o vakare pakelsiu taurę, skol. Taurė tau už jūs, aišku, dabar žodį perduotų Gintarui. Taurė kam? Ogi žodžio perduot nereikia, aš jį pats pasiimsiu, nes taip jau įprasta, kad tyli visus metus, paskui gauni vieną kartą atsišnekėti. Tai aš tik tai jūsų ausims likiu ištvermės, o kad jos nenulinktų. Čia man pradėjo priekaištauti jau pasirodžius, dar nepasirodžius knygai knygynuose, kad pavadinimas mano dalies pusiau sugriuvęs statinys primena Kęstučio Navako pargriautą baroką. Ar nugriautą dabar? Pargriautą. Tai labai įdomi asociacija, reiškia iš tikrųjų, kad gyvename gal kažkokios kultūros griuvėsiuose. Ir, reiškia, subiro imperija, subiro dvasiniai, moraliniai rūmai ir meno žmonės tarp tų griuvėsių gal nelabai jaukiai ir jaučiasi. Ir čia toks, eilėraštis kaip tik yra Žiema apie, būtent iš kur panaudota ta eilėraščio eilutė. Pusiau sugriuvęs statinys, apgraužtos tuopos, šiukšlių dėžės, sniege ir rogių kinkinys pigiai prašliuožia, lieka vėžės tiek sąmoniai, tiek ir už jos, likimui sumokėjęs baudą, pernykštę viziją vėjos ir įvarau į daubą prie laužo, valkatos aplink dainuoja vėjui dainą girtą, iš čia jau nebėra kur dingt. Ir ratai grįžulo apvirtę užsiliepsnoja, ugnyje degtukų pokščių fejerverkas, akidobėje, žaryje, krūtinėje užspaustas verksmas. Žiema, žiema ir kiek nedaug beliko žingsnių lik tėvynės, jei dar turi jėgų palauk, kažkur šilumoje kavinės. Sugrįšiu aš, atšils namai, iš kamino pakils apuokas ir tu kvatosi linksmai. Ir sklis šis sidabrinis juokas kažkur tolyn pavasariop ir nepagaus jo mintys juodos, neperšukęs netarkė op, bet pelės tuščiuose aruodos sugraužia viską, kas gražu, namus saulėlydžius palaukia, pro sniego purvą pamažu iš horizonto pasitraukia. O dabar aš greitai jai perduodu žodį, nes galiu nespėti. Na, mano šita knygos dalis yra parašyta per mėnesį, kai buvo toksai labai ilgesingas periodas ir tas periodas buvo labai kūrybingas. Tai vieno eilėraščio pavadinime tai ir atsispindi, liepsnokė. Dabar norėčiau paskaityti eilėraštį. Katamaranas lyg per rūką, nejaugi vėl pritrūko, mieliesiems atviruko, kurį pamiršt baigiau. Gyvena jie kitapus, bet kogi čia man tapus, nesklystas kulapas, o aš net dar daugiau. Gal kreiptis į Saturną, į jo begarsę burną, kurią tarytum urną naudoja į dalis, mus plėšanti visatos, rankas stipriais pasatais. Kažin ar į čia matos, bet mus išsidalys, ranka nematomoji, kuria dvasia pamoja, lyg per berželio moja ir kviečia tobulai, priklaupti ant vieno kelio, kuomet jūreiviai kelia, būrėsi vėl ir vėl į kelią, lyg žemės vabalai. Sustoki, ak sustoki, jeigu gali liepsnoki, te pasirinkus tokį buvimą su kurių, lyg aukštesnės jau sferos, pridenkis stratosferą, nuo pykščio agasfero, kuomet save kuriu. Neduota žodžių man. Nu ką, laukiu tavo žodžių.
Ne, kad būtų ar įdomiau, ar kaip, bet yra daug suinteresuotų žmonių, kurie šitame mūsų gražiame būrelėje myli Jūratę Rekevičiūtę. Čia tame tarpe ir aš, prisipažįstu, ir yra jai skirtas eilėraštis, Šūkiai vadinasi. Dailininkas piešia gramofoną, dainininkas derina gitarą, žengdama į atvirą frontoną moteris matuojasi tiarą, plaukose jai gieda violončelės, galvoje tuštumo jausmas keistas, lyg vidurnaktį slapčiausiai celiai kautusi su orgazmu orkestras. Tiara kažko jai nepatinka, abejonės moterį užpuola, ir tada pro tamsą paslaptingą aš grįžtu, kad užmokėčiau skolą. Pasigirsta į duris beldimas, dūžta lėkštės ir viena jos šūkė, įkrenta delnan man atradimas. Kaip gerai, kad šį kartą neįsnukį, įlenda nudistas į kabiną, laikas pėdina lėčiau užsraigę, moteris poetą apkabina ir krūtinėm šūkė jam įsmeigia. Eilėraštis gražus. Čia yra autorė, lygiai tokia pati kaip nupaišiau. Autorius tu? Kur tavai pirkti? Kvėpėja mūza. Kaip mūza. Kvėpėja buvo Šūkė. Ne, Šūkė po to mes apsigaitėme. Ta Šūkė pas mus namuose yra labai garbingoje vietoje, ten jos nepasiekia vaikai. Ir visokie kitokie naminiai gyvūnai. Tenai kitapus jūros. Pasisuka nordostas ir kelia mano skruostą, tartum katamaranas skrostų savo aštrių kelių, o jūroj turškės antis su akmenim antantė sudarė prie pakrantės ir tos taškeliu už šią svetingą šalį, kurioje labai sušalus ir persmetu šalį, dar vadina šunim. Mergaitė vaikštinėja, tokia lengva kaip fėja, viena iš šių aliejų ir domisi manim. Tenai kitapus jūros, kur bangos garsiai kūra, kur galima nerti sūrų, tarytumai druska. Ta vandenį okopos, iš smėlio lyg pakopos, į rojų, bet apropos, nes tai yra draska, atsiminimai, nes nostalgija, laikau tarytum dalgį, bet tai bus mano valgis, kaip jaus tenai kviečius, gurkšnoju ginger ale, rikiuodama į eilę, šios įspūdžius kaip kvaila, bet jūs taip pat kviečiu. Kviečiu ir tave. Kaip bebūtų, bet Skliautas yra tikrai poetiška vieta. Gal amžius mūsų pasidarė nepoetiškas ir kasdien vis sunkiau darosi parašyti po eilėraštį, bet buvo liudininkais Daiga ir Stasys ir Ąžuolas, ir Arvydas, kada mane labai prispyrė dainininkai, kurie turėjo padaryti tekstus. Ir, tada tą dieną aš buvau, man pasisekė, aš pralaužiau ledus, parašiau tuos tekstus, rodžiau jiems, dabar jau jie yra sukeliavę į šitą knygą. Tik tai tą dieną aš galiu pasakyti, kad vaikščiojau didybės manijos apimtas. Tai truko lygiai vieną dieną. O tekstai jau yra įdainuoti ir laukia išleidimo. Tik tai ten dainininkai nesiseka susiras leidėją, bet čia yra kita problema. Samurajų vėliavos. Saulė tekantis sekina smegenis, samurajų stovykloj tamsu, aš šitonas, o tu esi ragana. Ir abiem mudviem daros baisu. Aš daros harakiri, tu Cezarį, Rusija ant betono grindų. Šis gyvenimas mudviejų nežavi, viskas keičiasi iš pagrindų. Iš mūsų jausmo beliko tik mizeris, nesvarbu, kas paskui atsitiks. Išsijungsiu aš mes kaip televizoriai, Čiočesan arba Misteris X. Aš daraus harakiri, tikėdamas, kad sušvis milijonai spalvų, kad suspėsiu užimti vietą sėdimą būdo salėje dievų randevų. Tavo Cezaris vyksta ne vietoje, ne laiku, nes nemoki skraidyt.
tave perpjauna pievoj gėlėtoje, kad suspėtum mane pagimdyt. Aš jaučiu, kad tai skausmas nežmoniškas, dalinuos su tavim jį perpus, kada perveria kartas japoniškas, samurajiškus mūsų pilvus. Gal geriau skaitai. Užtat ir ploji. Aš laukiu aplodismentų. Dabar aš tau vidai noriu paploti. Dar man nėra už ką ploti. Ten nėra vaikų. Ilgai žavės tokių žioplius kaip aš, jog jis vadina Venecija save tik šiaurinę. Nebesirūpinsiu būtų, čia viešbučių pakanka. Pasivaidens, jog aš ir vėl neščia, tik nuo šventosios gal dvasios, ir teks man pagimdyti švedą, kuris kaip Gustavas Vaza nepriklausys ne nuo vienos šalies, ne taip kaip Margarita, ankstesnė karalienė, nes ją velnės vedė, Gedravalkio aptraukęs dangų, tartum debesis, ir taip šalis bedugnė nusirito, jog nebenori net minėti vardo josios. Stokholmas augęs prie vandens kaip mano sūnus lietuvis, belaukiantis namuos saldainių, jei jų nebus, kils karas pasaulinis, trečiasis iš eilės ir jokio neutraliteto nebegalėsiu pasirinkti, jei tik tarkim dainius esu ne motina šitos šalies, o tik eilinis žioplys, nesupa Švedija negailestingos tetos, vardai jų gražus, bet tiems, kas tai išmano. Bravo. Čia tu vienintelė. Kalbu. Reiškia, mano nuotykiai buvo kitose vietose. Ir kaip tik čia yra vienintelis, buvo paskelbtas jau tarp kitų eilėraštis, kur reiškia tos raidės pen angliškai plunksna arba su pirmosios raidės žodžių poetry senovės. Nu, bet jis Lietuvoje kažkaip taip labai juokingai veikia. Ir, nu, čia maždaug toks herojus yra. Palatoj buvo 60 lovų ir visos jos priklausė poniai N, kuri miegojo lovoje valdovų ir žiedo lygi tol nenusimovė, kol neatvyko riteris de Pen. Ieškojo N nuliūdus ir nerado, ko pamaitint garbingą svečią šį, gal vaisiais atvežtais iš Eldorado, gal gėrimų putotų oranžado, o gal kontrabandisto čiankaišį atsivežto kvapnaus kaljano dūmais. Bet svečias tarė, nieko man nereik, miegosiu aš ne lovoj, o po krūmais, nes nieko bendro neturiu su rūmais. Aš viską pasakiau, o tamsta eik. Ponia N šitą reikalą suprato, savotiškai gal, įnoringai gal, į gabalą kreidos kažkur surado ir nukabinus numerį palatos užrašė sienoj Palais Royal. Tada de Pen nusimetė apsiaustą, į kėdę sėdos, sukrypė kulnu ir atnešė chalatą jam ataustą, auksiniais siūlais, pripučiamą plaustą, nakvyniai bei padėklą su vynu. N ir de Pen toj atsipalaidavo, jie valgė, gėrė, žvelgė į TV, kur moterys savo plaukus garbiniavo, o džentelmenai viens kitam laidavo, kad nesibaigs jų turtas ir šlovė. Po 5 butelio abu apgirto, de Pen sušuko, kur yra WC. Ir nužingsniavo žingsniais vyro tvirto, prie pat kavinės vos neapvirto, tačiau padarė kaką ir CC. CC tai angliškai tarėsi kaip CC. Ponia N tuo metu niekiek nesnaudė, taurėn įbėrė vyro DDT, įpylė vyno ir vidun prispjaudė, po to prieš veidrodį akim pašaudė, tartum meili ir murkianti katė. DDT aš noriu jaunesnei publikai priminti, kad tai yra dustas. De Pen sugrįžo reikalą padaręs ir vėliai tęsis juodviejų puota, tačiau staiga pajuto nusivaręs, tarytum būtų visą dieną aręs ir pasitiko jį N palata. Palatoj buvo 60 lovų, juose gulėjo vyrai iš stomens,
ir riteriai depen vynu nukovus, ponia ant jį paguldė kaip valdovė ant pripučiamo plausto be vandens. 61 auka patiko jai taip, kad ji užmovė žiedą jam ir vedė šitą vyrą be skatiko, kuris sekiojo ją žvilgsnius kaliko ir šaukiamas atsakinėjo am. Man Švedijoje teko susipažinti su Jonu Pajauju, kuris yra labai čia žinomas. Ir čia yra dailininkas Gediminas Šibonis. Jisai kaip didžiausiai garbingojo vietoje laiko jo paveikslą padovanotą Prancūzijoje Paryžiui. Ir visą laiką visiems jo gyrėsi. Tai mes įkvėpti to susitikimo, ten žodžiu nuvažiavom prie uolų. Jisai labai mėgsta tokius spiritinius gėrimus, iš Lietuvos atvežtus sūkurys, pavyzdžiui, trejos devynerius ir iš jų daro labai skanius gėrimus. Tai mes pasidarėm tos skanaus gėrimo ir išvažiavom. Tai to inspiruotas gimė toks eilėraštis, tarp uolų. Tarp uolų su snukiais liūtų, mes sėdėjome per liūtį, kalkakmenis mus apgynė nuo įtūžusio vandens, ampula tokiam nekingam, lyg iš kaulų loštų kinga. Viesulai salos sukilę, o galbūt pasivaidens, gladiatoriai į narvą, bet nevirptelėjo nervai. Taip ši stichija atrodė, neturėjom išeities, tik sėdėjom lyg plebėjai, tik sėdėjom ir plepėjom, kol bent iš anapus jūros draugiška ranka išties. Vieni viršų keltą nykštį, pagailėjusi per nykščio, susapnuota mūsų vaizdo, bet patricijų karta, pacitavus miesto merą, klasiškai tartum Homerą, jau po sukilimo buvo ko seniausiai pakarta. Ąžuolas vis man sako, kada parašysi bliuzą skliauto. Tai jeigu aš žinočiau, kad yra bliuzas, kas yra bliuzas, tai aš jį parašyčiau. Bet aš ten pas mane kišeniui dabar yra ne iš knygos jau, o nauji eilėraščiai, aš įsitrauksiu Ąžuolai. Bet prieš tai aš noriu paskaityti tai, ką aš įsivaizduoju bliuzo esant. Vien tik dėl to, kad mes susitartume, ar tai yra tas pats, apie ką mes kalbam ar ne. Nes toks labai sunkus žanras. Muzikoje bliuzas yra įprastas, o poezijoje bliuzas, kažkaip... Kaip nori, tai prašai ir vadini bliuzu. Mums sakyt, kad jau tas. Jo, tai jūs irgi galėsit, jo, būtinai. Sakysim, tas. Ruduo Paryžiuje. Aš nežinau tikrai, kur šiuo metu jinai vėliai sapnuojas man Paryžiaus sapnai. Kur jis lepias, nežinau, toks ruduo, nors pasikark, aš ją švelniai vadinau Žaną Dark. Ją muziejui sutikau tarp Asirijos dievų ir paskyriau ją iškart randavų. Buvo tai taip seniai, gal prieš kelis metus, permerkė kiaurai mūsų Paryžiaus lietus. Gal ant tilto Mirabo nusimaščius stebi ji, kaip skandinasi ruduo vandenį. Eliziejaus laukose vaikščioja, gal jos dvasia kyla Eifelio aukštyn debesin. Štai ji, aš ją matau, švelniai bonžur, sakau, mademoiselle, pardon, aš apsirikau. Dvi chimeros fontane tingiai spokso į mane, čiurkšlim pilasi vanduo, jau ruduo. Restoranas prašmatnus, graikas kepa kaštanus. Gal užsukusi į čia paslapčia, aš sugrįžtu atgal, gal prie Sorbonos, gal aikštėje Saint Michel, sutiksiu ją vėl. Gal prie baro Saint-Denis, kur neleidžia eit mama, sėdė ji katė švelni, murkdama. Toks ruduo, nors pasikark, nežinau ko į vardu. Sugrįžtu aš, Žana Dark, sugrįžtu. Ką daryti su juo? Taigi, sakė, kad kūnas
trukdo pažinti tiesą, o tiesa yra kažkur tarp žinojimo ir nežinojimo. Tai čia eilėraštis apie kūną, kūnas buvo tik šešėlis. Siela lėkė kaip pašėlus, kūnas buvo tik šešėlis, rūpintis ir jo reikėjo, bet netraukė jo sargai. Ši materija, niekučiai, gal tik stalas dengtas kūčioms, per ilgiausią metų naktį, jog atrodė pavargai, nuo kovošios kasdieninės įrašytose dieninos, savo nedegamo spintoj saugojo jos angelai, kad parodytų per teismą, jau sustabdė žemės eismą, ir gaidas ten įrašytas, jau išmokė tobulai, tad šešėlio nesivyki, laikas jį nuskins kaip viki, savo nuodėmę skaičiuoki, virdamas juodoj smaloj, verčiau sąžiniai taisykį kelią tam, kuris kaip sykis, turi šiąnakt čia ateiti, įsikūnijęs oloj. Yra LNK televizija, kurie negali ilgai užgaišti laiko, nes laukia truputį mažesni renginiai negu šičia. Tai jeigu galima, mes tada biškai padirbam, jūs atsipūskit, o šitą spręs. Mes gal kalbam, pavyzdžiui, kokią manierą. Arba peskliau. Tušę dar taurę vieną. O šiaip nėra, o nėra kažko tokio, kas būtų, tarkim, mes bandom šitą laidą komentuoti apie kultūros reiškia. Nėra kultūra, ar verta, ar neverta, kažkokio gal tokio vieto štresio, nes čia gal įmontuosim tokių, žinai, kostiumuotų ponų, kurie... Čia jau reikia kalbėti, nes eilėraštį improvizuoti. Nes eilėraštį, ką kultūra reiškia... Ne, aš galvoju, gal atrasime kokį blikstelėjimą. Tai nelabai kažkas. Gerai, tada... Prašau, kur mano rankos nesimato? Tautvyda Marcinkevičiūtė, pašto ženklas Verigė, jos svarbu knygos pavadinimas ir mano knygos pavadinimas yra Gintaras Patackas, pusiau sugriuvęs arklys. Pasakykit, aš tik kamerą, čia taip, ar įmanė, tiesiog, gal Tautvyda, su pavadinimu, gerai? Pašto ženklas Verigė dangus, mano vardas neleido saibūti, ir mano antrininkai leisti kodą, gali spėlioti, kas uždėdėsų. Šios sienos reikia švęsti, o aš dar kombinuoju tebesu, laukdama susitikimų su kitais kūrėjais, kaip jie gyvena, sužinoti įdomu, vėl pasisuko vėtrungė, jau keičias vėjas, kadangi jie ateis, jau nerimausimų, vėl grindinį taisys motorą, paleido darbininkai, dar vieną mentol, sunešė savo pilvą storą, pietauti, o vakare nukelsiu taurę, Valdovas. Tvirta ranka ir rankoje kalavijas per veidą randas. Aš dabar manau, kad gyvenau ko gero kaip galvijas, jei iki šiolei galvijas ganau. Pečius man duoda auksas ir brokatas, neberbėjai brolių, gėdai seserų, į kampą vietą numestas dukatas ir kaip žuvis šį jauką aš sveriu. Tauta didena, pasiklydus mėlios, o aš kol kas naudojasi tamsa, tiesa neparašyta vadovėlios. Be abejo, yra kita tiesa. Jie, matyt, yra tik vienas būdas, tačiau aš vadovaujuosi melu, žinodamas, kad artimas ir grūtas su mano širdžiais skirtų žalų. Galima pasakyti, kad kaip Rytis Zemkauskas. Jie čia toks daugiau gal kultūros filosofija, klausimai, rankėmės kruopos, kad turėtų pasistartuoti. Паровозas.
Tai ponai sako, kad ledas braška ponai prisiekusiai. O mes dar nenuskendom nei alkoholizmo liūne, nei pasibendravom kaip reikiant. Sakykit, ar jums patinka šurmulys šitas? Tusovkė. Vis tiek, ateini, kur pacukai linksminasi tenai kažkaip. Aš nenoriu žėsti jaunąją kartą, bet čia daugiau vis tiek tokia, pereinama nuo pačių jauniausių iki pačių seniausių. Mišri publika ir tai yra labai gerai. O šiaip tai tik tai jaunimas tusovkės sugeba padaryti, o kažkaip kiti nemoka jau. Tai dar gerai, kad yra... Kiti seniai nemoka. Seniai pirtylos jau nemoka. Aš norėjau, reiškia, prieš pradėdamas tusovkę dalinti knygas, kurios čia yra, bet visiems neužteks, žinokit, ką daryti dabar. Bet aš jau spėjau užrašyti porą žmonių. Tai Džonui ir Zigmui, reiškia. Be parašų nepriimam. Su parašu priimam, bet Tautvyda turės padėti 2 parašus dabar. Nes aš negaliu, suprantat, vėl vienas pasirašinėti, nes reikia būtinai 2 autografų. O Tautvyda irgi vieną negali. Ir čia vienu žodžiu, paskui tas pasirašymas gali ir ceremonialukas. Tu iš kairės, o Tautvyda. Tai aš dabar noriu pradėti, reiškia, ištraukti iš kitos kišenės piniginę. Aš traukiau pernai, žinokit, šįmet jinai neįsitraukia, labai giliai krito. Niekur padėjai, ja. Prie kurios launės. O reiškia, kadangi baigiau bliuzu, tai ir prasideda bliuzas. Bliuzas ąžuolai, vis tiek reiškia. Bet dabar ąžuolai turėsi pasakyti, čia specialiai tau jau rašytas yra. Bet gal tau patiko tas ruduo Paryžiuje, tai aš nežinau dar. Pažiūrėsim, antras bliuzas. Bliuzas, kaip ir vadinasi. Bliuzas jau užsakytas, bliuzelė nauja, su pradeginta cigaretės skyle, negras sulinkęs kaip neįvykus svaja, mėgaujasi New Orleanso panele, plaukia lavonai Nemunų, garlaivis Misisipe, balsas graudus plaukia bet kuria pasaulio upe, džiazas steikas, stiklas bimo, džimbimo, mėgaujasi juslėmis chamo, kol dar neužkimo kaip bantaris bamo. Bliuzas išniekina Bramsą, Šopenas lipa nuo sienos paragauti šviežiai troškintos marinuotos avienos. Bliuzas toksai užsakytas kaip veidrodis, sudaužytas. Bliuzas dar kartą bliuzas kartus, kaip vidur žemio koseriai šlapės tartum lietus, mėgaujasi kavinės šiluma, bet tavimi pirma. O ir tu iš šviesos duokit, tu iš šviesos. Ne honorarus, reiškia. Dabar neaišku. Tai... Aš išgirdau kaip rus. Minti geresnius, praėjusios vasaros įspūdžius.
dar viena, daina pavadinkime. Moterų pliažas. Nusiveskit tu mane į bobų pliažą, nutapyk ant krūtinės man peizažą, žalią palmę, mažą namą, ilgą tiltą ir mažyčio kūdikėlio veidą šiltą. Geriai noks čermukšniai, bruknės, šilo uogos, o aplink mus vaikštinės vien bobos nuogos, bet tu nieko man, mieloji, nedarysi, tik tapysi ir tapysi ir tapysi. Suksis spalvos tartum rusiškoje ruletėje, mes abu susimaišysime paletėje. Būsiu šaltas aš tartum ultramarinas, būsiu gelsvas aš kaip kinų mandarinas. Visą vasarą ant kopos aš gulėsiu, moterų pliaže krūtų pavėsį. Tavo mažas nepabaigiamas peizažas ir klegės aplink pirkėjų pilnas pliažas. Ir klegės aplink najadės, nimfos fėjos, turgos bobos, stiuardesės, pardavėjos. Saulė deginsis ir stengsis jūroje mirkti, kad galėtų už grašius mane nupirkti. Betgi niekam tu manęs netiduosi, tik nuo saulės rudeninės pajuoduosi. Oro vėstant nutaisysi rūščią miną ir įgrūsi tu mane į lagaminą. O paskui sugrįšim mudu iš pajūrio ir pradingsime senamiestį tarp mūrų. Aš ant sienos palei židinį kabėsiu ir kalbėsiu, ir kalbėsiu, ir kalbėsiu. Švedijoje man teko susipažinti su tokiais vienais jaunais įdomiais žmonėmis. Tai buvo Inesa Kurklietytė ir Andrius Šiuša. Jie tenais buvo atvažiavę į tarptautinį kinematografijos festivalį. Ir mes su jais nuvažiavome į tokį pietų miestelį, Briuksviką. Ten žiūrėjom tarptautinį kino festivalį, kur rodė daug įdomių filmų. To įkvėpta aš parašiau švedišką kinematografą. Matyt studentų riaušės, vaisingos tartum griaušės, bet motina ten griaušys, netekdama sūnaus, kuris prieš padvaldystę kovojo, kol suvystė, politinis įvistas, nes jam nebetarnaus. Premjeras skaito Nyčę, tai rodos kaip patyčios, nes niekad net netyčia, nebrangs ten bilietai, į avantiūrą baisę, kaip erkė įsitaisė, ant kūno jį bevaisių ir nuodija lėtai, kitus kraštus Europos, atsiveria jiems opos, nepasiskusit sopą, kitiems dar net blogiau, o viskas nuo bepročio, jam Vagnerio negročiau, verčiau su negrais jočiau, bet ar pažint baigiau, Auf Wiedersehen sako, nerasdami išako, ir niekur jokio tako, ir nepadės mama, šeima jau susimokė, premjero lik pirmokė, gailių rytinę moka, kiemelį gerdama, jis ant sūnaus surinka, tarytum Katarinka, lyg ruoštųsi po trinką, pasiųsti kaikais, nešis į biblioteką, nesugražino knygų, teko, mokėti baudą dagui, bet tėvo pinigais. Čia na kiekvieną kroną, galingą neutroną, taupyti moko chronas, bet aš taip negaliu. Reikės į restoraną, kur žmonės geria ramus, nueiti jokių dramų, nebus nei pagalių, kad suliepsnočiau skaičiai ir kad labiau įkaiščiau, nes visą tai juk skaičiai, ar jie mane palies. Tada aš lyg atskalūnė, paglostau tą skalūną, nugrimstama į liūną šitos gražios šalies. Ir moka įvertinti lietuvišką poeziją. Danijai ne Švedijai, bet čia daug pasakyta apie to šaltą. Džonas pasakė, kad danai nemoka taip gražiai rašyti kaip lietuviai. Okei, tinka. Antras Zigmui, va. Už tai, kad dirba juodą darbą, žinok. Zigmui reikia vis pastoviai pirkti.
Mes suprantat, kadangi dviese užrašė. Jeigu aš tik vieną žemaitis, tai man gausiu. Būtinai. Kas tai paprašys, kas bus supūstas, mes nuskriausime. Paukštis iš aukščio ir amen. Įsižnyk, ar tikrai gyvenai, mano artimas guli po žemėm. Raudonuojanti veido bala keičia spalvą ir darosi juoda. Kaip seniai negrąžinta skola darosi juoda, kur buvo kraujuota. Šypsena bičiulystės gražia, kažkada mes naikinome pyktį. Mano artimas šiam peizaže guli tyliai ir nori išnykti. Vasarinė dangaus prabanga, virš Paryžiaus lašnoja mėnulis ir mojuoja į žemės ranka. Mano artimas, mano bičiulis. Toks graudus eilėraštis. O dabar kitas toks negraudus, bet vis tiek, čia toksai, gal sakyčiau, programinis knygos eilėraštis. Jis vadinasi Fleita. Mano nepažįstamoji, negirdėtausiai fleita, kaip tave man pabučiuoti, prigimties ištaisius klaidą. Tavo patalas aksomas, sidabrinis tavo guolis, o aš viso labo kurčias, aklas nuo mažens varguolis. Tyliai sukasi žvaigždynai, čirškė žolėje cikados. Aš žinau, kad tu nelaisviai ir ilgiesi promenados, bet Europos rūstus vėjai sandariai duris uždarė. Tave laiko užrakinta, o mane ieškoti švarė. Nebenoriu aš nei valgyti, nei malda aukščiausia šaukti. Akmeninėje savo celiai pavargau tavęs aš laukti. Iš futliarų uždarytų rezga savo tinklą voras. Užspausti seniai klavišai, pro kuriuos nevaikšto oras. Aš žinau, kaip pasilgai, tu rausvų vienuolio lūpų, kai žaliam jis groja gojui atsisakęs luomo rūbų. Saulė draugė jo geriausia, o mėnulis tai žibintas, abiejų karščiausiai meilė virš pasaulio pakabintas. Atsiprašau labai, prilipo. Poezija gerai turi lipti. Atsiliepki, atsišauki, fleita, o sesuo manoji, prisimink, kai buvo gera, kai tavim kadaise grojau. Buvome tada laimingi, o dabar radai tu kitą, kurs tavęs seniai neliečia, o tik laiko užrakinta. Leis priglaus tave prie lūpų, dar bent kartą, dar bent vieną, kad mūsų saulė pavydėtų, pažaliuotų mėnesieną, kad lakštingalos užtiltų, nebečirškautų dagiliai. Kiek liepsnos matai, o fleita į krūtinę man įpyliai. Sėdžiu aš ant aukšto skardžio ir šnekuosiu tik su Dievu. Greit manęs jau nebebus, čia pasakysiu tau su Dievu. Ir priglaus mane kaip vaiką, prarajos bedugnės gylis, o tavim gros lūpos kitos, kitas dar nenusivylęs. Čia kaip ir sakmė. Prieš 7 amžius seną, kam save dabar varžai, vardai darkiniai lyg žana, rosdama kaip baklažanas, ten už būsimą valžaną, tokie degė ten laužai. Ir dabar ta siena stovi, neįveikiama tvirtovė. Kur yra šita vietovė, ar žemėlapį žinai, į kitą šalis vaizbūnai, laisvė gynė su bizūnais, ir kaip pasakose būna, liko ten jau amžina su mano palaikais. Tik ką leidžia man perskaityti dar vieną. Aš noriu truputį jums suskelti apie viską ir paskaityti dainą apie ungurį. Suvystytas į folgą, lyg veidrodinę volgą, orkeitėj bando šokti ungurys. Jau paskutinę džiką žvejys nudžiugo, pardavęs, nes vis vien kas jį prarys. Nukirtęs galvą Danas, tarytum atamanas, jau nusiplovė kruvinas rankas. Paskui kaip džentelmenas išėjo savo į meną, išskirstęs būrį, kuri buvo surenkas. Glėbimo Orfėjo ir sėjomės kaip fėjos, ir tik tai paskutiniai vėjai nueina, ką kitas siūlė, nakties prairus siūliai, bet buvo apie ungurį daina. Detektyvinį, linksmą labai.
Linksma tai reiktų, ne, nu, čia detektyvas tai yra, reiškia, apie moterų žiaurumus, kurias tenka iškęsti vyrams. Tragedija, vadinasi. Ji gaudė vyro žvilgsnį dekolte, kaltai šypsojosi trumpa suknelė ir kojos žiburiuojančios kalte atrodo rėkė, aš esu panelė. Šviesa taip tinkanti pridengti raukšlės, virš jos galvos susiskliaudė kaip skėtis ir vakaras atleidęs vadeles netrukdė jiems kavinėje derėtis. Jo balsas buvo žemas ir kimus, visai kitoks nei moteries belkanto. Leidimą ją lydėti į namus palaimino ranka oficianto, o namuose jų laukė arbata, kuprotas stalas ir pliušinės kėdės, ir būtų aplinka ši nekalta, jeigu ne mintys, nuogos ir begėdės. Nuplėšdami nuo kūnų drabužius, akimirksniui vienam jie susitaikė, tačiau išgirdęs laikrodžio dūžius, atsitokėjo jis ir nusikeikė. Tamsiai apsiaudamas batus, akimirkai vienai jis nusisuko ir to užteko. Sprogstantis vidus nebetlaikė smūgio daikto buko. Panelė verkė lovos vidury, kad atėmė jėgas pikčiausias priešas, o jį ryte surado patvory, kraujuotų veido išsukiotais riešais. Užkeiktas princas. Tada kažkas užbūrė, kuomet pakilus būrė, tik jausdama kaip durė, kažkur širdis giliai, plaukiau audringą jūrą, stebėdama kaip kūrą, į laivo kraštą bangos, lyg bičių aviliai, aplinkui triukšmą kėlė ir pastebėjau kėlę, ant stiebo įkeliavo su manimi kartu. Pasirinkai tu paukštį ir išmatavęs aukštį, kelionėje lydėjai akies aparatu, tačiau nelaisvai trolių, užkeikto princo roliai, tu kankinaisi baisiai, pavydalų žvėries, todėl palikus randą, mano rankas suranda, tave gimtojoj žemėj, kol vėliai atgerės. Jums jau gal nusibodo, tada pasakykit, kad nereikia. Nereikia. Man jau nusibodo. Na, čia yra ant galo tokia poema, pačioj pabaigoje tiksliai, ne ant galo. Galo šiandien nepasėdė. Bet tai jinai yra labai ilga ir nuobodi. Tik tai tiek, kad jinai yra parašyta tokia Brodskio maniera, kuri yra gana retai kultivuojama lietuvių literatūroje. Aš kokį vieną gabalą perskaitysiu. Paskutinė dalis čia. Vilnius vadinasi teismo procesas. Čia skirta Raimundo Jonučio atminimui, kuris pernai buvo pasmaugtas rastas. Pas mane, Lukiškio aikštėje. Vilnius teismo procesas. Triaukščius namus apleido valia ir galia, išdribę ilsisi kūnai, lyg prie okeano veiksmas vyktų, gėlė sėkmingai vysta šalia nežinomos asmenybės, kuri vadinasi mano. Okupavusi stalą dvasia švaistosi bigudi, į ausų būgnelį kerta šaižus nemalonus triukšmo fonas, jei apsimiegojusi siela būtų bent kiek pamaldi, apsivilktų chalatą, marga kaip chameleonas. Rašto kūdikiai gimsta tokie loši, kad gimdytojas jų išsižada vos pirmą kartą išvydęs ir bėga į teismą. Liudininkai 6 visko apkaltina mūzą Frigidę, suteršusią rašytojo stalą. Kokia drama, būdamas sveiko proto, už ją neduočiau nė drachmos. Paskui
Paskutinę kalbą pasako aukščiau minėta dama ir purvais ant rašytojo drapstos. Šis atsisako ginties, teisėjas Rūstus koridoriuje išsitraukia kovinį pistoletą ir paspaudžia gaiduką lygiai 6 kartus, taip, kad liudininkų nelieka. Nu, toks yra kitos stiliaus eilėraštis. Žiaurus, bet teisingas. Vėl skliautas, tik taurė ne ta, tarytumai kas pervertė plokštelę ir groja manimi. Šviesa keista išryškina tik išorės detalę. Ne veidas, kaukė, nerimas, nors kauk. Kai kaunė su savim, vidus sugrūstas ir nusibodęs svečias eina lauk, minutė įsižeidęs kaip kopūstas, nutolę žmonės ir netviri, vienatvė tarp koridoriaus ir durų, nėra spūsties, tik debesys girti keliaujantiems kažkur toli už jūrų, o pasiliekantiems erdvė žiauri, vienatvė, decibelai, kriminalas ir valanda, nebežinai kuri. Negalas ir ne pabaiga, finalas. Ponas Gintarui pat... Ai, dabar tu Gintarui. Ne, tai jeigu klausim. Ne, jeigu jūs dar skaitysit, tai aš ne. Ne, klauskime. Tokie minoriniai sakėm, tai reiks baigti, aš dar norėjau paprašyti, bet jeigu jūs dar skaitysit, tai... Tai galime jau baigti. Ne. Kad sumirgėtų šalis. Spragsi fotoaparatai, jau įsukę karmos ratą, suvilioja čia neretą žioplį saloje, liks lengvi prisiminimai, tartum gastroliavęs mimas, nežinotų iš kur imas, balsas suloje. Vaikų galvutė šviesios, nuo delno neatvėso, ir tai pasaulis visas, tad jį lengvai tempiu, į ateitį nesminga, man vynis nesminga, tik leiskite gyventi savo pilnu tempu. Kad sumirgėtų šalis, visato neatšalęs, nebėgdamas pro šalį, garuotų kamolys, šios žemės įsupoja, nespirtų tad pavojų, nors gal pavirsiu kuoja, iširus į dalis. Ir pramonė žiemos sugenda, ir Elgetoms skatikai byra, ir seka Elgetos legenda. Toli, toli už jūrų marių, prikupusi baltos skaistybės, išeina nuotaka iš dvaro ir ieško prigimčiai teisybės. Nėra teisybės, nieks nemato, ką verda Elgetoms virėjas, tik iš gazuoto automato čirkšlė pavasarinė liejas. Nostalgija. Ir staiga jį prisistato, tartume iš aerostato, lyg žinodama, kaip savo pačiai kenkiu. Teka pokalbė pokšnis, tik tai buteliai nepokši, vyno parduotuvės uždarytos nuo 5. Ir mes vaikščiojam po salą, nuo jos grožio net apsalė. Katalikų bažnytėlė čia kaip niekur užgošta, protestantų, bet karuoja, sugyvendami geruoju, su kitais, kuriems taip pat yra gušta. Stokholme manęs palauki, tavo didelė palaukė, regis, jog tave pasieksiu, nes tenai yra gražu, perbridusi jūros sieksnį, savo tėviškę pasieksiu, nes nostalgija iš proto varo pamažu. Priėjus galą lieka tik padvėst. Teisus yra nežinomas romėnas pasakęs, noris žaisti tik ir ėst, bandydamas įgauti tauraus pietetą, imitų taurę nuodo ir geri, ir liūdėjai juodžiausią pačią tiesą, tik tai nuogi karaliai man geri. Ir kol galvos kompiuteris sumūręs, tavį užgimsta planas nuostabus, imt draugę ir keliaut su ja prie jūros, galbūt tai kelia šansas ir geres atsigauti bus. Gražiai rašau, kad net pats savo pavydžiu, tu esi gyvybės mano vynogynas, iš kairės krūties taulėjas baltas vynas, iš dešinės raudonas, kaip širdis, kaip ugnis šampanas, aš tai pasigersiu, kad bus greitai tvanas.
Ir užmigsiu tyliai tarp tavų blakstienų, kad mūsų kūdikėliui atsirastų pieno ir sapnes skambės man tavo lūpų trelės, gražesnės net žemė už tave, panelė. Dabar belieka galėtų uždaryti kūno kamerą. Čia eilėraštį taip ir vadinasi, kūno kamerų. Kunstkamera, ne kūno kamera. Kūno kamera. Teks nueiti agentūrą, nes turbūt, kad jie dar turi. Įrangos matuoti turi, pragaro gelmių juodų. Siela niekados negali, nors nėra jinai miegalė. Sužinoti lygi galo, ko be vietos aš judu. Greitai nuorūkos užgesta, šį šėtono keistą gestą. Toj vanduo uždėja švestas, mūsų netobulų minčių. Ak, mieloji Margarita, jau išaušo naujas rytas, kai narvelė uždaryta, į lietuvių aš verčiu, kalba pojūčius ir laiką, ciferblato žvilgsnį klaikų, kūno kameroj palaikę, gal skaistyklo išvaduos, laikrodis bažnyčios muša ir bangų išgirdus muša, suprantu, kad kūnas niekad neišeina iš mados. Mano kūnas iš mados neišeina, matau. Jau 15 metų. Taip? Ja. O 15? Mano meilė. Man patinka meilė platoniška, man patinka meilė šėtoniška, mano meilė ilga ir chroniška, mano meilė visai kitoniška, mano meilė yra apatiška, mano meilė yra diplomatiška, mano meilė yra nepraktiška, mano meilė yra netaktiška. Tau patinka mėnulis lyriškas, tau patinka nahalas lyriškas, nesenoliškas ir nevaikiškas, o tiesus kaip profilis graikiškas. Tavo meilė yra parodija, tavo meilė mane užnuodėja, tavo meilė nulaužė spindulį ir nugrimsta į svaigų tingulį. Mes abudvi sistemos tragiškos, mes abudvi būtybės magiškos. Čia ir kavinėje dažnai susitinkame ir abu viens kitam nepatinkame. Tave žavi lietus mano debesis, trokšti tu tylos, o aš klegesio. Jokies aš mirštu iš nuobodžio, tu dora, o aš darau nuodėmę. Bet kada mes naktį bučiuojamės, ima degti žemė po kojomis ir visai pasikeičia nuotaika. Aš jaunikis, o tu mano nuotaka. Karaliai brenda per sniegą, prisikimšė maišus nedovanų, vogtų daiktų. Net laikė skurdo išbandymų, artimieji palieka, o mylimieji išduoda. Tai kasgi, sakykit, tu? Kasgi tu? Sakykit tu, kalnas ar Mahometas, negrįžta traukinys paklydęs tarp taškų A ir B, srėp šaltą viralą, uodegą gaudyk kometos ir nepagavęs ištark, tuščia atradėjo garbė. Sako, jau nebėra nei Egipto sfinksų, nei piramidžių, medis už lango, mėlynas gruodžio dangus. Tik kasdienas stiprėja, sklindas išaugėjo arklidžių, prasigėrusiems miesto Herakliams mėšlo kvapas smarkus. Kodėl nieks neploja? Tai neprisiras. Ne, dabar taip. Man atrodo, jau knyga beveik perskaityta, artėja į pabaigą, jau nebelieka ką skaityti. Plojimai vis keistesni, alkoholis baigėsi ko gero. Tai paskui bus dabar, nu dar Tautvydą gal paskaitysiu, o paskui neskaitysiu. O tada aš Skaitysit kaip... Ne, jeigu ąžuolas liepia, tada aš skaitau tiek, kiek reikia. Ir daugiau nereikia. Šokiai. Šokiai, dainos, estrada. Manau, ne paskutinė knyga tau gimta. Nesulos, pasiryžę praryt Prometėją, kurs prikaltas prie velnio olos. Dvi patelės artėja, dvi zombės, kur viškiausia epochos kreive.
Dievas buvęs kadaise seks bomba, nori ugnį gražinti save, po jo kojom erelis ir liūtas, ir nuliūdusi žemės madam, Prometėjas ir dvi prostitutės, grumės meilės trikampį juodam. Šviesos užtenka, gal? Ten tvarkais prašau užkapti. Labai neelegantiškas viršelis klausom. Konsultacija paimtų brangiau kainuotų. Ne, jis gražus, spalva labai. Pasakė, kad reikia saugoti šitą jo. Taip, va, jokio ryškumo negausite. Nebus ryškumo. Nusisukam, mes dabar negirdim, jinai aiškina, ką daryti. Poezija yra daugiau negu gyvenimas, daugiau. Skaitykim, Norėčiau patikėti, kad tas antanas
senas tipas yra, reiškia, Niekino ne problema. Ačiū. kuris dar gyvas, reiškia, sveikas ir dar gyvas, reiškia, po 15 metų ir parodyti jį. Šokių muzikos mums reikia, muzika gyvauja muzika. Šokių. Plius, kojas pilno. Nėra tokių. Mes tada Kaip sniegas. O aš noriu parašyti. Jau panašiavę.